termovizorius manikuliaras Lumi H35. Vienas iš kompaktiškiausių, superins daiktų už superin kainą Masalstas šiltai parduotuvėje. Įeinat ir įsiginat be problemų lizingo už gerą kainą. Kas esat arčiau Mažeikių rajone, netingit atvažiuoti pasauliu, jokių problemų, turi keliat modelį, atvažiuonat, pasižiūrėt, įsivertinat, katras jums labiausiai tinka, viskų parodys, paaiškint, realybę pamatysit, jokių melų ir įsigysit už priimtin kainą. Vienokią ar kitokį termovizorių, manikuliarą, reiškia, ar priedėlį, ant optiką, sakykime, arba pačią optiką. Jeigu esat medžiotos ar taip, kaip sakome, mėgės gan pafilmuoti naktais metu, arba žinot, kas dedas apie jūs namus, jūs teritoriją. Tai va, pasiekit Alvydą, ačiū. Masalstas šiltai parduotuvėje, Nohpiks firmas, Lumi H35 termovizorius, kompaktiškas superinis daiktas. Tiek žinių, kas norit ir kas sudomin, pasiklausykit, toliau papasakos, reiškia, ir video pridedu, kur nufilmavau ir kur dar gal nuveiksiu tokiu šitą nedėdėlio termovizorėlį. Superinis dalykas, matau, dienos metu išėjau pasivakščioti mišką ir tiesiog šerna, kiaulis su vakas, reiškia, šerniukas, tai kitaip taisyklinga nesakyk, bet čia ir kiaulių, tų šernių vaka, vis tai gerą pasakiau. Reiškia, lapą, dabar visur, kaip sakė, yra užėlė ir plekakį sunkia matos. Tiesiog dienos metu, keista, kam tas termovizorius dienos metu, bet labai fainai gali pamatyti, gali paukštelį žiūrėti, nufilmuoti vairiausių vaizdėlių, kur žolė kažkas ir tiesiog to plekakį jau nematys. Ir tai šiandien man nelabo plekakį matėsi, matot, kas video žiūri, ką paniai pabėg, toliau, jau manau tikrai aš nebematau, taip realybė, bet vaizdo per termovizorių ir šilumą matos. Superinis daiktėlis, reiškia, medžiotojam, iš tikrųjų pakankama toliai mato savo ir gan ryškiai, na, iš visas įvaisi navarotą gali keisti, kaip sakiau, matot, nufilmavau, filmuoti, fotografuoti, keiti tas spalvas, reiškia, palei akiai priimtina, kad būtum kaip geriau matos, palei oro sąlygas ir taip toliau. Reiškia, kas anandai gera tam termovizorių, batareika. Batareika, kodėl gera, žinot, dabar, taip saktų, kitą laiką nerami yra, nei vis neramies, kaip suprantam, nek čia gerai priek nesišveiti. Gal nebūtų elektros, pasikrovė kelia tokių baterijų, akumuliatorių, sakykime mane, ir jeigu nėra elektros, dar kažkur, bet tu matytai viskų nori. Tu tiesiog turi bateriją įsidėję šitą, super, šiai lauk pasižvalgę, visko galbūt. Vienas didelis stichija kažkur laidą, kibirkščion, puikiausiai matysiu termovizorių. Tokiinką pavyzdį papasakos, reiškia, kaip galbūt naudingas, tikrai pamastyti, kaip tai gali vykti. Labai būn tokių netikėtų atvejų, sakyčiau, ir Lietuvo tokių atvejų buvo, kada sudeg nams iš niekur, niek nebuvo, nieks neatsitiko, žiūrėkit paprasta, palikot stiklėnį, fužerį su šampanu, vandens stiklainis, gėlis pamerktas, plastikinį boinkį kažkur tai ant terasas arba tiesiog prie namų, ar tiesiog žolyje, kur dain iki namų, saulė šveit ir būn, kad susidaro, reiškia, per padidinimų į stiklą, taškas, kuris labai kaitin ir tikrai nesunkia gal užsidegti. Ypač, kad dabar klausykitės vasarą, kur jūs galite padaryti su termovizoriu, atrodo vakaras, jau vis norim saulė nusileid. Nepatingėti, išeiti į lauk, apžiūrėti sodybą, apžiūrėti apie namą, ar nėra kur nors kažkokių karštų veitų. Iškart pamatys, iškart atrodo tiksliausiai, kaip sakto veiko. Bet jie atrodo net nepagalvoj, bet ką paprasta turint, toj greičiau gali apsisaugoti. Toliau, kaip sakiau, tai laiką nerami ir visada kažkoks neaiškoms, tu gali išeiti lauk per longdą kažkur pasižiūrėti, nesvarbu, rūks, sning, lyn, kaip bebūtų tumsi, puikiausiai matos, kaip sakiau, ir dienos metu puikiausiai gali savo pasižvalgyti ir tikrai daugiau pamatys, kažkur žmogus su kamufliažu, kažkur nors biškų žlindės, plika akim gali nepamatyti, su termovizoriu pamatys, sunkiai daug, sunkiau jį pasikavoti negu nuplikos akiais ir iš nuo termovizoriaus. Tai va, tiesiog mašin galite apžiūrėti, kas parduodat ar perkat ir gali matyti, reiškia, žiūrint su termovizoriu, kur ir špakliauta, ne špaklis, kur ir pliks metalas, kaip tai matos, į temperatūrų skirtoms, į prieis pabarškins, matys, kad tai ir skirtoms reišktami. Kas ir gera, tas kompaktiškoms, tiesiog to nuva ir fainas dėklėlis, gali įsidėti kišenį, bet kur mašinų vežiuoti situacijų įvairiausių būn. Ir labai fainai, aš manau, ir kad tu gali viskų matyti, ar tu būs žvejybo, ar tu medžioklė, ar tiesiog tu gyveni kaime ir tau ir kažkokių klausimų, neaiškumų, šovų, pabėg, dar kas nors, gali pasižiūrėti. Kaip sakiau, Masalstas šiltai parduotuvėje, galite įsigyti lizingo
į mėnesį mokės nebrangiai, ten ką pavyzdžiui, 100 eurų, sakykime, mane net nepajus, ką panu išsimokės, bet daiktų ir superin, ir ilgalaikį aptarnavimą, visi Lietuvoje ir garantijas, viskas ir super. Kaip sakiau dar kartą, atvažiuokit pas Alvit, susiskombinam, parodysiu ir keletą modelių, palyginsit, įsitikinsit, ką parodo iš tikrųjų, realybė, super rod. Ir, kaip sak, tada jau nepirksit, ką ten maišė. O viskų, kaip sak, galėsit turėti realybę. O kirs dalyks, Alvis nik nemalonė. Video, kur rodau, tas video įprastesnis kokybės, negu tu matai realybė, nes tas visa rezoliucija, kaip sak, blogė, persiuntė momentas įkelont internetą ir taip toliau. Tai va, realybė matos daug geriau. Tai jūs galite atvažiuoti ir pamatyti realybę ir viskų, kaip sak, įsitikinti, be jokių paslėptų reklamų arba dar kažko, kas ir pakavota kartas, tai buvo kartas. Na, bet tai to. Jums spręsti. Tai va, termovizorius superinis dalykėlis, parodys daugiau video, žiūrėkit toliau, parodysiu kitokias, reiškia, su žiūronas, reiškia, manikuliaras, kaip matos, ir iš tikrųjų tas skirtums karts nėra toks didelis, aišku, su galingesniu toliau gali matyti, bet karts nebūtų neteikia reik, nes su to pakankama toliai gali matyti ir gan gerai ir kokybiškai gali matyti. Ir tai nein kalba apie 100 metrų. Ten kalba iki kilometrų, tu gali matyti savo puikiausiai. Tai va, žiūrim, koks tas daiktas didom, bet tikrai matos gerai. Kiek aš čia galiu nukūryti? Superins, nebrangos, daikčioks, įsiginat, nebrangę, naudojat gerą knopkės, dėdelis, su pirštinėm, lengva paspaus, pradžioje aišku, reikia atsiminti, kur spaus, bet, kaip į muzikons priprunti, paskui nik nereik tau galvoti, su 4 pirščiuku aš tavo pasispaudė tų keiti spalvos, kaip sak, pritraukti gali, prizūminkiam, sakykime, priartinti, patolinti, paspaudė filmauti, kad nori, kaip sakė, įrašyti, užfiksuoti, garsus, viskas ir superinis daiktas. Tai va, beveik viskų papasakojau, it's must sells ir iki.